Labas rytas visiems. Šiandien atvykom su marketinginė komanda filmuoti sėkmės istorijos įmonėje Baltic Vairas. Atvykau su marketinginė komanda todėl, nes tai yra dalis mano darbo, nesu tik technikas, esu ir, kaip ir matot mane prieš kamerą ir internete, šiek tiek ir dirbam su marketingu. Tai viską pamatysit, pasitengsiu kuo daugiau parodyti, vyks filmavimai, tai nenoriu labai maišytis, bet man pačiam labai įdomu. I really feel it's my time, think it's my hand ready. Used to hold myself back, my self-esteem damn bad. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bed heavy, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get Baltic Vairas į mus kreipėsi su aiškiais automatizavimo poreikiais. Ne visą laiką šiuolaikinė gamyba yra poreikis tiek brangią gamybinę įrangę. Pasižiūrėjome į sprendimą, supratome, kad galime jį atlikti paprastai ir efektyviai. Baigiai filmuoti ar dar tu... Dar filmuoju. Tai pala. Paulius kartojasi tekstą. Susivėlės visas svečiuose. Užtatas antras. Tai yra mūsų filosofija, spręsti problemas kūrybingai. Kiekvienas kliento išleistas eurų susimojo. Vėl. Nieko, nesijaudink, Pauliau, viskas bus gerai. Ne, nesijaudinu, tik tai nemėgstu viešai kalbėti. Kai įtikint paprasčiau negu kalbėti, kažkokį gerą žodį pasakyti. Sakė, po pietų važiuosim namo, dabar pietų. Ne, kaip tu galvoji? Ar užteks? Nuo čia, palauk. Čia vyksta apsisprendimas, kur pradėti filmuoti, nuo kur pradėti filmuoti. Tai visas procesas yra šiaip be galo sunkus, bet su šlakeliu humoru viskas vyksta sklandžiau, manau. Paulius vis kaip atsisuku jį poteriauja kažką. Va dabar ant kelio klaupiasi. Filmavimas nieko gero nežada, jeigu jau šitai pradėjom. Negirdėsit, ką čia šneka, bet pasakoja savo problemą iškilusią prieš daugelį metų, su kuria mes pagelbėjom. Marius, kaip tikras režisierius, klausosi per ausines. Vyksta rimti reikalai. Čia ne man su GoPro žabaliot. Iki mūsų žmonės tiesiog kurtydavo šitai prie mūsų. Iki mūsų sugalvoto aparato. Ką čia pridirbai? Aš tai nieko, čia man atrodo net ne mūsų, žinok, įrengimas. O tai kieno, jeigu lipdukas yra? Nu tai žinok, Kazys bus prikičias rankas. Nu tai Kazį pakalbysim tada. Tai tu Kazį ir klaus, ką čia pridarė. Nežinau, įdeda rėmą. Papurto, kažką fitimiti ir viskas važiuoja. Ne, šiaip tai čia, ateik parodysiu aš tau. Pasiėmi rėmą ir daužai į dėžę ir purtai. O kad rankiniu būdu to nereikėtų daryti, su Edmontu nufilmuok, kolega, sugalvojo idėją, kad reikia mažinti rankinį darbą ir kad viską padaryti automatizuoti. Tie, kur kreipėsi, visi sakė, kad neįmanoma ir negalima padaryti. Sėdė su konstruktoriais ir projektuotojais, šiek tiek, kaip sakant, pašamaninę, sukūrėm įrengimą. Tai viskas paprasta, operatorius įdeda rėmą į vidų, paspaudžia knopkę, traukia rėmą ir automatiškai dirba. Nebereikia plaktuką daužyti. Einam, papasakosiu, ką dar pridarėm. Čia yra, nežinau, kažkoks agregatas, ionizatorius. Žinai, kas yra jonai? Kai teigiami, neigiami, ten jungiasi ir tada paviršius pasišiaučia. Aš irgi nežinau. Šitas įrengimas nuima antistatinį krūvį nuo gaminių. Neklaus, kaip padarė, kaip sukūrė, aš nesuprantu, bet pavyko, veikia idealiai. Man nebent antistatinį krūvį nuo galvos galėtų nuimti. O be to įrengimo stovėdavo moteris ir ranka turėdavo kiekvieną kartą valyti visus rėmus. Pasižiūrėk, kiek rėmų. Už bausmę tau visus rėmus dabar nuvalyti reikėtų. Kiekvieną imtum. Tai dirb gerai. Nu tai Paulius tikras savo srities specialistas, tikras pardavėjas, parduotų, nežinau, beleką įkištų. Tai kaip ir dabar bandė jums parduoti tą ionizavimo aparatą. Geras, kietas bičas. Tai ką dabar daro Paulius, garso nepavyktų užvisuoti, nes negaliu uždėti savo mikrofoną paprasčiausiai. Maivos, o po to mikčioja prieš tą kamerą.
Papasakos vėl, ką pridirbo čia. Tai ką pridirbai vėl? Nieko mes šiandien pridirbom, tai išsprendėm problemą. Matai tas žvaigždutės, kur sukasi ten labai daug dulkių. Tai labai daug dulkių ir tos dulkės visos, kai keliauja remai. Va, toj matai, va šakės, va ten keliauja padažyklos, ant jų atsiranda žiauriai daug dulkių. Ir tada būna brokas ir tada tu gauni savo dviratuką, kuris, kaip sakant, šiurkštus, neklautlus, nepatinka tau. Tai va, tai konstruktoriai sukūrė tokį įrengimą, valyt dulkiam automatiniu būdu ir daryti nutraukimą. Nieko ypatingo, bet gamyba ir broko problemą sprendžia žiauriai efektyviai. Smulkmena, bet visi patenkinti, klientai patenkinti, kleimų nėra ir pinigėliau susitaupo, nes broko nėra. O anksčiau ką darydavo? O, va, matai šluotą, va ten va yra šluota, pasiemi ir varai valyt. Atsistoji, va, tos stalažas ir atsistoji tos stalažą ir braukai rankutę. Too sexy for this chain, too sexy for your game, too sexy for this fame, yeah. I'm too sexy for the trap, too sexy for that cap, too sexy for that jack, yeah. Nu, vaikai eina pasižaisti dviračiais. O, jie klausyk dviratį palik. Kur važiuoji? Lėkiu jau namo, viskas, darbai baigės, tai gavau dovanų už gerą darbą. Va. Už gerą darbą? Žiūrėk, kai eina. Iš kur dviratį gavai? Sakau, dovanų, va. Gražiausias. Žiūrėk, koks lengvas. Pirksi? Atidavė. Kas atidavė? Šiauliai. Kokį šiaulį? Nuo kada tau žemaitis dviratį Man atiduos? tik vairas, va. Sakė, tik parvažiuot namo reikia. Ne, man rodas apgavo tave. Neapgavo. Einam pasiklausti. Einam, paklausim dėmesį. Sexy for your game.